Tai vietai, kur dabar ir Janava, augi miškai. Ir tik dešiniam Neries kranti, netoli Brastas, kur stovėjęs Mukla, gyvena Jonas ir Jonienė. Tu manęs nenervuok, prašau, aš tavęs dar kartą prašau, 15 000 kartą, prašau man, prikalt, prašau man, tokiais vienadieniais, kasdieniais darbais man visiškai neįdomu. Aš turiu metų savo gyvenimo projektų, laiko mašiną. Ja dirbu, va pasižiūrėk, kokia mašina. Ką žiūrėk, iš ko gyvensim už elektrą, už šildymą, ką mokės? Aš laiko mašinos pagalba, aš nukeliausiu į praeitį ir galbūt pastovėsiu prie Zakso ir perspėsiu Joną, kuris eina su Jonienė į Zaksą, kad jis tavęs neves. Tai aš irgi spjautos, kai tave pirmą kartą pamačiau ir ištekėjau. Nu žinai. Aš tau nu žinai, ką, tai Jėzus man iš ko mes čia gyvensim. Jisai laiko mašinas daro, menininkas. Gyventi reikia. Aš jau tau tuoj kaip sutvarkysiu. Ką čia per dėžė? Ką čia per nesąmonė? Ką čia per plaktukai? Kokia čia laiko mašina? Tu taip nešauk, tu žmonės susirinks. Kokie žmonės susirinks, pažiūrėk, čia mūsų smuklė yra tuščia. Nu, kas čia dabar? Nu, tai ką dabar padarei? Kaži ką? Ko čia mirkčiai dabar? Jėzus Marija! Žiūrėk, aš nežinau, kas čia darosi. Man atrodo, geriau praeik, bet gal turbūt ir veikia. Tikriausiai pradeda veikti. Jonai, pabūk su manim. Pabūk su manim. O, tu Dieve. Nevaiduok. Nu, ne iš mane, žinok. Mano laiko mašina, ji veikia. Veikia. Vyriausias Europos Sąjungai meras. Dar nepasenęs. Ką čia turit? Žiūriu, jūsų mašina kokia tai keista, labai įdomiai veikia. Anam krante Neries stebėjau, žiūrėjau į jūsų smuklę. Ir kažkaip visai netikėtai čia atsiradau. Na, bet tiek to. Reikėjo šiaip ar taip jūs aplankyti, atsinešiau strateginį planą. Planą, strateginį planą. Mano laiko mašina veikia. Ateik čia, prašau, mielasis. Čia yra Mindaugas Sinkevičius. Čia gal tikriausiai niekas nepažįsta. Tau belė tik jaunesnis. Ačiū Rimantui už tokį gerą produktą. Tikrai. Tai žiūrėkit, kalbėsiu konkrečiai ir Jonui, ir Jonieniai apie mūsų sugalvotą strateginį planą. Žiūriu aš į jūsų smuklę, nu tokia papūvus 100 metų netvarkyta. Tai ką nefinansuojat, nu tai ką, čia bus nepapūvusi, o jūs čia dailės mokyklą Jonavos baigėte. Ne, strategijas kūrėm. Tai žiūrėkit dabar, prašau. Prašom, tai gal prie stalo. Prašom. Veik. Žinote, vienas koks palaikyk strategiją. Nesėskit tikriausiai $15,000 kainuojantis kostiumas. Nieko išskalbsim. Mes tas mužikai, bet žmogų iš politikos mylim. Turiu patirties. Kult už nugaros man strategijai. Tai žiūrėkit, gerbėmieji. Žiūrėk, palauk, čia va taip. Jūs kalbėkit, mes laikysim. Artėja miesto jubiliejus. Reikia, kad 265. 265, jūs čia kaip reiškia biudžeto priėmimo, 265. Šiek tiek mažesnis. Na kągi, tai kadangi jubiliejus artėja, reikia, kad viskas būtų gražu. Na tai jūs, kad gražiai, tai man aišku, bet reikia, kad mieste būtų, kad gražu.
Tai turėsim renovuoti jūsų smuklę. Be jokios abejonės renovuojam. Turėsim įrengti dviračių takus, slidinėjimo trasas, bus karietos. Visur nuo Kauno, Ukmergės, nuo Kėdainių pastatysim ženklus. Užsukit pas Jonus. Tai kad anksčiau sakydavo, Zajetim du Jonovi? Taip, sumarom Jonavą garsinsit. Nu, kai tu, Europos Sąjunga, okei, yes, bet dabar čia delegacijos, nes aš dabar suprantu, kad Jonava bus Europos Sąjungos centras, taip? Na, Lietuvos tai tikrai tai turėsit garsinti, nes atvažiuos ir svečiai, ir delegacijos, ir turistai. Taip, žinot. Tėvavardžių. Dabar mes suprantam delegacijas. Tai reikia ne tik tai pamaitinti. Mes pamaitinti mokam, bet turi būti kultūrinė programa kažkokia. Mes su Jonu neiššok, nedainuot. Nu, tas tik tai su tais straikteliais, žinot, ne tas straiktelį. Turi, suprantate, ką mums daryti? Jūsgi protingas, jaunas, ne pagal metus, išsilavinęs. Tai va, kaip mums dabar kaimo vežti. Man paprasti, kaip dabar mums sustrateguoti, kad būtų tas dvasinis pasaulis po to materialu. Na, tai reiks matyti ieškoti žmonių, kurie moka šokti ir dainuoti, jeigu patys nemoka. Tai gal jūs pats galite, meras šokantis, dainuojantis pirmas toks Europos? Jonin, aš girdėjau, kad jūs sunku man dainuoti būtų. Sunku? Negėdokit. Ai, čia pavadinčiau. Tai iš tikrųjų teisingai, Jonai, sakai, kultūrnešiais. Kultūrnešių mes iš tikrųjų turim, tiek daug šitam krašte. Aš girdėjau, kad jie organizuoja kultūrnešių šventę. Pirmą kartą normalų žodį pasakyti. Tai va, turėsit organizuoti rimtą šventę kultūrnešiam, na, o jie turbūt atsidėkodami tą kultūrą kurs mūsų Jonavos. Aš suprantu, kad dabar Mindaugai, tai jūs ir mus finansiškai paremsite mūsų žodžiu. Taip, bandysiu. Jeigu valstybė neremia kultūros, tai kultūrinio rėmininkai kažkur nusikultūrnešina. Tai gerai, svarbu, kad kultūra būtų, o ne kultūra. Gerbamas vėlė, gal laiko mašina pavežėti, pasirodavėti. Gal neįsiu, aš pareisiu kažkom, nereik man tų mašinų baisu dar. Nu, tu Jonai visai nebuvo. Jau tu mažiau žiūrėk. Humoro jausmas, koks mokykis, tu mužyka. Ką klausykis, ką momo padaryti? Negali sakyti, šaunuolė suderinai paramą, bet dabar sės prie telefono ir organizuok. Taip, dabar organizuokite, dabar nusiraminti. Nepamiršk gėlės. Jėzu, kodėl niekada nupirksi išmanų? Andriukai, taip klausyk, dabar man eik prie savo laiko mašinos ir prašau man atgabenti iš ankstesnių kultūrnešių visus geriausius koncertinius numerius. Turi dar. Jonė, tu man tokia patinki. Alio? Taip, Andriukai, taip, man prašau kultūrnešių, ne, čia kita, skulptūrėlės, taip, skulptūrėlės Jonukas 2014. Taip, labai gerai. Gintarė? Jonė, aš jau pasiruošęs. Gintarė? Aha. Aš Jonienė trukdau. Būkite maloni, man nusipelniusių kultūrnešių sąrašą, diplomus. Sąskaitą. Sąskaitą. Telefono sąskaitą prišnekės. Ai, žmonas susišneka. Aha, atsiprašau, gerai, pinigų. Mes jo, dvasiškai kultūrnešiai. Užtenka. Gerai, aha, čia sakyta pasidašyti reikia. Tegul tau atskambina. Viskas, gerai. Eini ten, aš einu ten. Scenarijų dar reikia.
giminės pusbroliai artimieji. Su jūsų švente nenuilsantis ir patys nuostabiausi Jonavos krašto kultūrnešiai. Žinok, nieko negirdžiu, nieko nejaučiu, niekas čia nekvepuoja, akyse tamsu. Praplakėjo mūsų smuklė. Ačiū gerbėmiai, kad jūsų tiek daug ir su vaikais, ir su seneliais. Visi ir Blikas atėjo, sveikas. 9 klasės baigė, sakė Jonavoj. Jetau, kaip gerai. Jūs daug minėtis prieš žmonių. Iš tikrųjų labai gražu, kad šiandien susirinko labai daug kultūrnešių, kurie garsina Jonavą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taigi, mėlyjeji, jūs esate pakviesti į nuostabią neeilinę Lietuvoje šventę. Tai yra Jonukas 2014 metų įteikimo ceremonija. Ir man Jonui labai smagu jums pranešti, paskelbti pirmąją nominaciją už Jonavos vardo garsinimą. Aplodismentai. Kaip repetavo. O norėčiau, kad pirmąją nominaciją įteiktų ne kas kitas, o sumam sumarum rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių. Žinai, šių metų skulptūrėlės nominantams gavino Jonavos menininkas. Vokeliai merui? Yes. Į mano galit. Nominacija už Jonavos vardo garsinimą apdovanojamas Janinos Miščiukaitės meno mokyklos tautinės muzikos ir šokio ansamblis Ratilėlis, vadovė Vaiva Andriulevičienė ir Asta Grigaliūnienė. Na, kuri mergaitė tarsi. Nu, Mindaugai, ateikime arčiau, nesimato, ką čia dabar į tamsą iškart lendam. Mes šviesiai Jonavoj. Tikriausiai mikrofonas neveikia. Galite į mano. Aš ir taip galiu garsiai. Gerai. Įpratėmės garsiai kalbėti. Pirmiausia, labai dėkojame, kad esam pastebėti mūsų visų 120 ansambliečių vardu, 11 pedagogų ir didžiulės Janinos Miščiukaitės meno mokyklos bendruomenės vardu. Labai dėkojame, o šiaip tai džiaugiamės labiausiai ne tai už... ne tiek už Jonavos vardo garsinimą, bet džiaugiamės, kad mūsų ansambliečiai daugiau jaučia Lietuvą savo širdyje. Dainuodami, šokdami ir grodami lietuvišką tautinę muziką. Niekur nenueisit irgi pakalbėsit, kai ne kasdien iš scenos kalbate. Ačiū labai, kad esame įvertinti, taip pat didelė Nei mane žiūrėkit, jisai finansuoja. Aš šiaip. Ir taip pat be abejo, kas mes dviese, be mūsų didelio pulko dalyvių ir žinoma mūsų pedagogų, kurie taip pat mums padeda. Tai norėčiau paminėti Eglę, Valdas, Narimantas, Laiva ir Virginija. Ačiū Jums. Živilė ir Daiva. Na, aš galėčiau dar žinokit, Europos Sąjungos yra toksai It's Come Out Baby, toks kažkoks laikraštukas, ir jame rašoma taip: Ratilėlis pernai atšventė savo veiklos 15 metų jubiliejų, jie nuolatiniai dainų šventės Lietuvos dalyviai. Jonavos vardą garsino respublikiniuose festivaliuose. Draugų būryje plojimai. Mes va, Marijampolėje, šitam dideliam būry Klaipėdoje
tarptautiniuose festivaliuose. Pavasarinis kruizas Ryga Stokholmas, yes. Keliaujantis festivalis, viską žinote ar ne, Taline, Krokuvoje, nepavydėkit, o aplokit. Na jau neatrodo, viską užfiksavo ir viską visiems pasakė. Ir patys, užvedžiau, noriu mikrofono, ir patys organizuoja Respublik festivalį iš aplinkui. O naudodamasi progą noriu pasakyti, kad ateinančiais metais vasarą Ratilėlis ruošiasi į tarptautinį festivalį Vengrijoje ir kreipiuosi į merą iš karto. Prašydama labai didelės paramos mūsų kelionį. Jums 15 tūkstančių ir plus 15 tūkstančių. Užteks po vieną. Mes iš karto į biudžetą dar nepriimtas biudžetas, ar ne? Tai galite tėčiui jau skambinti. Na, žiūriuosi, jaunėliai labai moka puikiai reikalus valdyti. Ačiū jums visiems, plojimai. O aš dabar skubu prie laiko mašinos. Ir jums dabar parvešiu vieną puikų koncertinį numerį. Pagaliau kultūra. Kodo neprisimenu jaunėlių.
Bravo! Tai yra 2007 metų oratorija Grybų karas ir kiek supratau ir patys įsitikinote, kad tai buvo geriausias kultūrnešių kūrinių pasirodymas, ar ne taip? Jeigu taip sakoma, vadinasi, tai iš tikrųjų yra. Aš tai suprantu, kad su tokiu pasirodymu mes tikrai delegacijų sulauksime ir iš Europos, nes visi puikiai žino, kokią mes melodiją girdėjom ir nereikės aiškinti, kad Jonava yra pats centras visų dainų, kūrėjų ir nuoširdžių žmonių. Nu, iš tikrųjų, visa Lietuva turėtų girdėti plojimus, ką tik pasirodžiusius Siaudelės ir Virvytės šokėjams, Žemynos, Presto ir Ladutos dainininkams. Ne plojimai, o audra jiems! Padėka! Kad teksto nesumaišė ir savo širdį scenoje nebijojo jums atskleisti ir padovanoti, o nieko nelaukdami ir mes nuoširdžiai pristatome antrąją nominaciją, tai yra jaunasis talentas. Ir noriu, kad šią nominaciją įteiktų ne kas kitas, o švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Vytautą Žebriauską. Prašom, Vytautai. Ai, kaip toli atsisėdė. Ai, kaip jūsų laukiam. Plojimai. Netrukus bus atplėštas blokas, užuosite nominantą. Padrasnam plojimais. Visi be abejo laukite pagrindinės naujienos, kas yra jaunasis talentas. Ai, koks Vytautas sportiškas, atitinkamai išvaizda. Labas vakaras. Prašau, vokelis. Ačiū, vokelis ir jame turbūt turinys yra. Neskambinkit, čia pinigų nėra, niekam neskambinkit ir niekam nepraneškit. Taip, su didžiausiu malonumu pranešu, kad nominacija Jaunasis talentas atitenka Janinos Miščiokaitės meno mokyklos fortepijono skyriaus ugdytiniai Julijai Roskinai. Mokytoja metodininkė Roma Dalienė. Julija, mes tavęs laukiam. Štai. Bent jau turi tai užsiugdyti. Tai esi talentas, matau iš karto, nes sunku gal galiu... Jonai, palaikyk mergaitį, prašau. Vyras nesupranta, kad reikia pagelbėti nuo mažų dienų merginom. Gal nori padėkoti kam nors? Tai yra mažasis os. Nori? Šaunuoli! Aš labai noriu padėkoti savo mokytojai ir savo šeimai. Mamai? Dviejose tarptautiniuose pianistų konkursuose. Visi jos laimėjimai tokie yra brandus, dideli, būnant tokiam trapiam ir jau įsivaizduojat, kiek sielos šitame žmogutyje, kuris perduoda per pirštus muzikoje. Tai nėra taip paprasta. Taip, Julytė? Taip? 2013 metais ji tapo laureatė dviejose respublikiniuose jaunųjų pianistų konkursuose bei tarptautinėme konkurse Mažieji talentai. Kad Julytė tavęs laukia didžiulė karjera. Ir Jonavai, tu tikrai, kaip mūsų Rūta plaukikė, taip tu Jonavą su savo muzika garsinsi visame pasaulyje. Sėkmės, nuoširdžiai. Mamai tėčkai bučkai. Tai dar kartą audrinį plojimai pianistai, o aš bėgau koncertinio numerio. Ačiū, Vytautai, kultūra ir sportas. Koks kodas? Mūsų vestuvių metinis. O tai prašau.
kančios, geriau nelis patirti vergovės ir valdžios, akliems grąžinki saulę, o sąžinę piktiems, nediniai širdžiai meilę, kantrybę paliktiems. Duok Dieve, kad netektų į purvą veido kris, kad šypsenoj prasmektų pikta žmogaus mintis, kad nesulinktų kupros tik svyrantys beržai, kad aplankytų dukros ir tie, kam pamiršai. Duok Dieve atsibusti iš amžino letargo, kol sielos neužpūsti, kol kūnas nepavargo, leis Dieve neprarasti draugų, kuriais tikėjo, atleiski mums klaidas ir tai, kol mes nespėjo. Duok Dieve sielai laisvų, kad taptų jis skaisti, kad klystančių neteistų, likimo nuskriausti, kad nepritrūktų duokos ilgos eilės gale, kad neišduotų žmogus likimo pragare. Duok Dieve būk turtingais, džiaugsmu nevargais ir nuo žmonių klastingų uždengi mūsų draugais, kad kasdienybės lapas prabiltų eilėmis ir netgi priešo kapas žydėtų gėlėmis. Duok Dieve atsibusti iš amžino letargo, kol sielos neužpūsti, kol kūnas nepavargo, leis Dieve neprarasti draugų, kuriais tikėjo, atleiski mums klaidas ir tai, kol mes nespėjo. Duok Dieve atsibusti iš amžino letargo, kol sielos neužpūsti, kol kūnas nepavargo, leis Dieve neprarasti draugų, kuriais tikėjo, atleiski mums klaidas ir tai, kol mes nespėjo. Atleiski mums klaidas ir tai, kol mes nespėjo. Didelis dėkui mūsų klebonui, Audriui ir Gintautui, kad ir Norūno šokėjams, kad mus nukėlė 2008 metų kultūrnešius. Ačiū, jūs palaiminkim prieš atvartą, prašau. Aš noriu, kad man atleistų klaidas. Tie aš griešna kaip ir visi. Da toks šiltas ir geras žmogus. Nu, po to įsėsim. Dieve laimink kultūrinį. Viešpatie, nu kur su tokiu tu nueisi, nei pas draugus, nei atsiskleisi, nei biznio padarysi. Aš iš tikrųjų, jeigu tik su tavim gyvent, tai man būtų labai Jonavoje, žinai, taip, nu, skurdokai. Nesakyk. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais iš tikrųjų Jonava vis gausėja ir atsiranda Jonavoje naujų kultūrnešių, atsiranda gabūs, jaunieji, energingi kultūrnešiai. Neduok pavalgyti. Taigi, trečia nominacija. Ai, kaip gerai ją pristatyti. Už įsiliejimą į kultūrnešių gretas ir ją įteikti kviečiu kultūros centro renginių režisierė Kristina Jaskūnienė. Gerbiama Kristina! Kaip gražiai pasakyti. Ai, kad elegantiška. Ugninga mūsų Kristina.
kelis vis sunkėja. Labas vakaras. Aš dar jums leidus labai trumpai norėčiau pasveikinti. Iš tikrųjų, labai gera man šiandien čia būti. Ir labai norėčiau pasveikinti visus kuriančius žmonės, visus kultūrnešius ir ypatingai savo kolegas, kurie labai atsakingai ruošiasi šitai šventei. Ir netgi dabar atsakingai dirba prie pultų, užkulisiuose, o galbūt pabaigę darbus sėdi tarp jūsų vis dar nerame šitame salėje. Mėlėjai, toksai visiems labai gerai žinomas meškiukas Pūkuotukas, visame pasaulyje tikrai žinomas, žiūrėdamas į upėje plaukiančią puodynę pasakė: kartais tai laivas, kartais tai katastrofa. Priklauso, ar tu esi ant jo, ar po juo. Taigi, plaukiodami savo idėjų vandenynuose, mėlėjai, jūs drąsiai skleiskite savo bures ir niekam neleiskite nuskandinti jūsų idėjų laivo, jo apversti ar pasukti tą linkme, kuriai prieštarauja jūsų protas, širdis ir siela. Na, o dabar paplokit man. Oho! Ir visai nesiruošia. Fantastika! Ji labai jaudinuosi, na, o nominacija už susiliejimą į kultūrnešių gretas skiriama dainų autoriai ir atlikėjai Polinai Glušniovai. Gerbiama Polina, prašom, visgi pati užsidirbate savo darbų į centrą ir turite, o Jėzu, kokios akios, gilios, gražios, fantastika, nieko nėra žaviau už vidinį sielos grožį, kuris spindi iš jūsų. Turite galimybę padėkoti. Tai taip, visų pirma, esu iš tiesų labai maloniai nustebinta, ačiū už tokį vertinimą, tikrai labai netikėta. Na, o aišku, tokių rezultatų aš nebūčiau pasiekusi be žmonių, iš kurių jaučiau nuolatinį palaikymą. Tai norėčiau padėkoti visų pirma savo mamai. Mamai, ploja mamai, neskubėk. Ir gimdė, augino, maitino. Seneliams savo. Du, gyvi, Jėzau, namai plojam. Taip pat mylimai savo muzikos mokytojai Audrai Noreikaitei. Audra jums audra, tsunamis. Savo pirmąjį mokytojai Astai Narkevičieniai. Jonavos senamiesčio gimnazijos direktoriai Ritai Čiužieniai. Labai gerai. Valdžiai padėkoti. Ir savo auklėtojai Jolantai Serleckienei. Ačiū. Ir savo, Polina, reikia padėkoti. Taip, reikia ir savęs nepamiršti. Ačiū labai, dėkinga jums, Kristina. Na, Jonai, pamačius Polinos akis, išgirdusi nuostabę Kristinos iškalbą, aš tavęs prašau, reikalauju, gėlės, atkreipėm dėmesį, mokytoja ploja mokytojos, savo mokytojos. Polina viešnia tokiuose įvairiausiuose renginiuose, dėl to ji yra pelniusi ne vieną prizinę vietą meninio skaitymo konkursuose, o šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Mokosi klasikinio dainavimo. Taip, be jokios abejonės, tai aš Polinos akių įkvėpta, Kristinos žodžių, paliesta ten va giliai sielai, labai tavęs prašau, pagaliau, nors kartą, tegul ta laiko mašina, man ką nors klasikinio. Aš Gulbelė, mano Gulbelė, tu taip gražiai pradėjai kalbėti. Pagaliau. Aš galvoju, kad jeigu klasikinio, tai turėtų būti Gulbežės. Be jokios abejonės, Gulbė tik tai aš. Vis pamiršim. Ištrauka iš tragiškai griaudžios istorijos pro Varnutės tvenkinio gulbes.
paskutinės nakties tau nepadėkojau. Šį kartą aš tau padėkosiu. Ačiū labai, mūsų smuklė turės didžiausią pasisekimą. Tai yra kaip prevencinis gabaliukas prieš anoreksiją. Iš tikrųjų, jeigu nebūtų be jokios abejonės, 2006 metų jums šitas žinoma ištrauka ir noriu tikrai padėkoti, bet asmeniškai nepažįstu, bet treniruoklių salėje susipažinsiu, kam noriu padėkoti. Danguoliai plojimai. Birutei, Julijai, Linai. Genutė, girdi dabar tau. Ir Gerdai. Jeigu nekultūrinė šia šventė, tai aš tik galvočiau, kad tu tik viena tokia gulbėsi. Na, aš tau parodysiu, kad aš moku būti rankytė. Prieėmė prie 4-osios nominacijos už aktyvę kultūrinę veiklą. Šitie aš žaviuosi žmonėmis, kurie gerbė mūsų senasias tradicijas, nes net kaip tas medis be šaknų. Jo nėra, taip ir su kultūra, taip su tradicijom, jas puoselėti būtina. Ir patys aktyviausiai susisuka į kultūrinės veiklos sūkurį. Ir dabar į sceną norime pakviesti Jaunų Respublikos prezidentą Joną Sirvydį, kuris paskelbs nominacijos laimėtoją. Prašau, Jonuk, nepamiršk. Jėzu, aš galvoju, kas ten 16-metis toks bėga. Opa! Ant laiptuko. Į centriką, prašom. Ir kalbėti šitą pagaliuką reikia, kad visi girdėtų, net ir paskutinėje eilėje. Į mikrofoniuką. Nu, tai kaip čia. Kad smuklė yra smuklė, tą, ką matau, tą ir sakau. Taip, nominacija už aktyvią kultūrinę veiklą apdovanojimas. Kas? Upninkų krašto poetas, artistas, dainininkas, šokėjas, pasakorius Mykolas Kručias. Tai, kultūrnešys. Nieką palaikysiu, Mykoliukai. Čia jums ta roželė, bet ne mano roželė, bet šita va roželė. Ir porą žodžių, Mykolai. Kaip sakoma, gyvi rokuokimės, mylėkim, apsikabinkim. Ir porą žodžių. Labai nustebintas, ko net nesapnavau. Na, čia dabar biškirkis. Šiandien tokia didelė garbė man suteikta paprastam kaimo senukui. Tai jūs daugiau išsilavinęs negu profesorius Vilnius. Labai esu dėkingas Jonavos klubo poezijos šaltiniui ir kolegoms, poetams, literatams ir vadovai Irenai Nagulevičienei. Dar esu dėkingas Upnikų kultūros centro vadovams, kurie neleidžia man snaust, kviečia, dalyvauja visuose renginiuose. Fantastinė senatvė. Pavydu. Užbaigsiu ketureiliu. O! Gyventi, be laiko nepasenti, reik mokėti. Judrus gyvenimas taip rodo. Galite paso nežiūrėti, paseno tik tai mano oda. Ačiū. Ačiū labai, Mykolai, jums. Ačiū labai, kalbėsiu jūs. Ojoj! O jūs, Mykolai, baigit. Oho, senas arklys va
šiam kultūrnešiui mielas koncertinis kūrinys. Labai laukiu. Menininkui metas. Eliziejaus laukais, labai po kojom lengvai, liūdna man širdyje ir graudu, nesugrįši daugiau niekad tu. Širdis mano plyšta iš skausmo, negaliu suvaldyti savęs, esu aš pilna meilės jausmo, negaliu vis pamiršti tavęs. Aš tavęs pamiršti tavęs. Padam, 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 sukas lapai, sukas ratu. Padam, 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 o širdį mano šitaip niekur. Padam, 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 aš prisimenu meilės naktis, karštus bučinius, šypsenas glamonės, o dabar šalia nėra tavęs. Eifelio bokšto einu, kur kadaise svajojom kartu, veda šviesos žibintų mane, gal sutiksiu netyčia tave. Tada aš paimčiau už rankos ir veščiau naktinę gatvę, ir dingtų mums visas pasaulis, paskęsčiau tavam glėbyje, glėbyje, tavam glėbyje. Padam, 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 sukas lapai, sukas ratu. Padam, 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 o širdį mano šitaip graudu. Padam, 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 aš prisimenu meilės naktis, karštus bučinius, šypsenas glamonės, o dabar šalia nėra tavęs. Sukas lapai, sukas ratu. O širdį mano šitaip graudu. Aš prisimenu meilės naktis, karštus bučinius, šypsenas glamonės, o dabar šalia nėra tavęs. Kultūrnešyje charizmatiškai žyminė pakėlė visus klausytojus Edvikos Piaf daina. Aš manau, pagal jūsų plojimų sprendžiu, kad jūs taip pat buvote pakėlėti. Živilė įrodė, kad lietuvių kalba yra visiška prancūzų. Padam, padam, padam. Bet dabar Živilė, tu man dabar atsakyk. Tu lauki vis Mykolo, nes Mykolui buvo skirta šita daina. Va šitą nominacija buvo mūsų sėdo, tai tas naktis ir taip toliau viskas lieka, pakvietimas jam. Nebe, viso gero išeiname mes. Ačiū Žily. Fantastinis padam, širdis plaka. Jinai plaka, todėl kad 5. nominacija belsis čia ir dabar, aš jau noriu pristatyti, todėl kad nėra kitos išeities, tai yra déjà vu, pasakytų mūsų Žilytė, taip pat ir pardon, jeigu Jonai, aš visą laiką tyliu, o tu kalbi. Taip čerčki. Oi, mane įkvėpė. Na kam važiuoti Paryžių, kai jis yra Jonavoj? Už skrydį 200 galima pas mus smukliai. Taip, Jonava tai Lietuvos Paryžius. Taip, už etninės kultūros puoselėjimą
puoselėjimą. Na ir kas pristatys? Na, kad būtų scenoje šiek tiek mažiau tavęs, tai aš kviečiu čia nominaciją paskelbti ir įteikti Krašto muziejaus direktorę Daivą Gustaitę. Jonien, einam. Einam. Oi, kaip įkvėpė. Padam. Ja тебе не подам. Į centriuką tokia graži, tokia prancūziška juoda. Bonjour. Jezu, kas šiandien darosi toje Jonavoje? Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Su didžiausiu džiaugsmu pranešu, kad Jonuko nominacija už etnokultūros puoselėjimą atitenka Užusalių krašto tautodailininkui Tomui Jončui. Taip. Ir mes girdėjome, kad šiandien gerbiamo Tomo nėra, bet gal yra, kas ateis už jį pasimti. Gal Tomuko žmona yra? Yra, matau, kad yra. Plojimai, paplojame. Na, visų žiniai, tai gerbiamas Tomas ne tik tautodailininkas drožėjas, bet ir aktyvus saviveiklininkas. Aldutė! Kartu su žmona Aldona dainuoja Užusalių folkloro ansamblyje. O kai reikia, ir būgną pamuša. Ne tik būgną pamuša, vyrą išlaiko. Gėlėjų. Aldutė, jūs įtarėte, jūsgi puikiai žinote, kad vyrai daro karjerą, o iš tikrųjų mes juos padarome. Tai kasgi Tomas būtų be jūsų? Porą žodžių vis viena, mesgi taip laukėme jūsų. Kasgi būtų Tomas be manęs? Vienišių. Visiškai nepatrauklus tautodailininkų, menininkas apskuręs, taip? Labai dėkoju jums visiems už įvertinimą. Perduokite, prašau, gerbiamam Tomui, kad mes už jį iš tikrųjų sergame, kad jisai pasveiktų, vėl toliau skleistus menininkas, ką jisai darė iki šioliai. Ir mes tikrai skirsime jam dainą, kaip kiekvieno ligoninėje yra radio taškas, linkime pasveikti. Ne vienas Tomo darbas puošia Užusalių kraštą, o drožiniai buvo eksponuojami įvairiose tautodailininkų parodose, ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Belgijoje ir Olandijoje. Jūsų plojimai! Tai kaip ir žadėjau, linkime pasveikti, tai prašau dirbti savo darbą ir įjungti mums dovaną Tomui, kuris tikrai užsidirba.
Jonin ir aš taip panašiai parsivedžiau namo. Ačiū labai, bet man tai priminė, kai mes prašysime kruopų makaronus iš maisto banko. Man taip mes prašysime, nieko nesigėdydami, prigimtis yra prigimtis ir socialinius kabinetus apulsime su jais, surepetuosime, pasakysime valandą kurią, tai kad savivaldybė laikykitės. Na, o šie, tik matyti, pirmieji žmonės atkeliavo iš 2007 metų kultūrnešio. Taip, be jokios abejonės, tikrai smuklė mūsų bus pilna. Visus alkanus pamaitinsime, visus ištroškusius pagirdysime. Na ir iš tikrųjų reiktų dar kartą paploti, įvardinti, kad čia buvo labai apaugusios Elona, Julija, Vaida, Dovilė, Solveiga, Ernesa, Miglė, Gerda, Raimundas ir Arūnas vyrai. Plojam. Joni, noriu tavęs paklausti. Prašau. Taip pat ir visų kitų. Tikiuosi, jūs ir atsakysite. Ar jūs manote, kad gerą kultūrnešio šventę įmanoma surengti be geradario pagalbos? Ne, nu tai jeigu mūsų niekas nerems, tai kaip pasakau, už ačiū vaikų nepamaitinsi. O jūs kaip manot? Čia visi milijonieriai? Ar parems? Parems. Šešta nominacija už geranorišką paramą kaimo kultūrnešėm, o ją įteiks rajono savivaldybės administracijos direktorius. Labai noriu pamatyti su tokiu ypatingai dažnu vardu Jonas Klemensas Sungaila. Oi, nu tikrai gyvas gražesnis. Taip iškartiesit vokelį į ranką iškart. Ir tai ką, ateikit arčiau jau. Aš tokiuose metuose, kai vyrai patys prie manęs turi eiti. Netikiu. Netikit? Metai ir patirtis jau tą padarė. Taigi, Klemensas tėtis ar mama davė tokį ypatingai dažną vardą girdinti Lietuvoje? Klemensas. Извините, говорите по-русски? Здравствуйте, мы приехали в дома. Заходите на огонек. Na ir dabar visų dėmesiui, klausomės. Darbuotojai, leiskite pasveikinti su šią šventę ir aišku, palinkėti jums dar, jeigu ir dekanas dainuoja, ir meras ant scenos, tai turbūt visa Jonava dainuos sekančiais metais. Bet noriu tikrai už nuoširdų darbą ir aišku ypatingai padėkoti rėmėjams. O kuris čia bus, tai perskaitysiu. Už geranorišką paramą kaimo kultūrnešiams skiriama Kulvos krašto ūkininkui Jonui Kaladauskui. Mėlėjus, ne... Palaukit, Jonai, nepamėgėk, šeimos biznį darom. Dabar taip, aš girdėjau tokį gandą, duok mikrofoną, tokį gandą, kad ypatingai, bet vaikštot kartais po 100 litų pamėto, tai į kairę, tai į dešinę. Pasakykit, kokiu taku trečiadieniais eina. Tik į priekį. O dabar kam norėtumėt padėkoti? Žmonėm. Pirmiausia, kultūros darbuotojus, nes jos yra talentingos labai. Nors aš ir esu kaimo vaikas, bet vis tiek kultūra... Nesimato visas verslininkas su Dolce Gabbana. Kultūra šiek tiek lietuviškas, tai šiek tiek ir tariamų mokslininkai. Na, papratim, 10 tūkstančių į kairį, 10 į Aš nesu matęs vienoje vietoje, kaip atrodo. Čia vienoje vietoje ir nėra tokia pinigo.
Jonė, baigtų svetimus pinigus skaičiuoti. Verslas yra verslas. Dabar taip, Jonukai, kam konkrečiai iš giminės norit padėkoti? Nu, visiems tiek už koinės paduoda, trisikėlių švarius paduoda. Taigi nebūtumėt toks verslininkas šviesiu veidu. Aš pasimetęs. Nepasimės. Nu, palaukit, žmonos vardą padėkoti. O jūs įsivaizduojate su jie kiekvieną dieną? Nuskriausti verslas yra žmonės. Vaikams linkėjimus perduokit. Perdodu visiems, kurie mane pažįsta. Visi vaikai. Jonavos vaikai nebūsit nuskriausti. Tai kaip tas ūkis vadinasi, sakykit? Kaip tas ūkis? Kokiu čia ūkiu užsiemate, jeigu visiems? Tiesiog ūkininkauju aš. Aha, tai gerai. Tai trečiadienį tuo taku. A ne? Ir keli. Laimai. Jonėm, tu baig skaičiuotus pinigus, aš einu sekantį koncertinį numerį. Iš jūsų korto tai... Čia aš šitą planuoju, kad ten nedavėtų. Atsikėlo danę dieną, išginio karvytis pienas. Ralio karvytis, ralio. Aš karvytim žalią šieną, man karvytis baltą pieną. Ralio karvytis, ralio. Aš įganiau kokelvinį, man karvytis pinelę papatinį. Ralio karvytis, ralio. Aš įganau ant kelnelę, man karvytis pinelę po vidrelį. Ralio karvytis, ralio. Dėdžiam galiuką, juda markutės, ralio. Aš pasipylė palaukelį, ralio. Aš manau, Jonė, kad kol aš įlindęs į laiko mašiną, tai tu laiko veltui neleidai. Aš dabar noriu tų dviejų karvyčių paprašyti, kad ateitumėt čia prie kinų. O tu dėkok visiems ir žiūrėk į jas, paskui pasakysiu. Darykit mergaitę savo. Taigi, šis numeris buvo iš dabarties, truputį mūsų laiko mašina buvo pablūdusi ir norėčiau, kad jūs padėkotumėt Vijoliai, Egidijui, Algirdui, Petrui, Vilnai, Renatai ir Varunos šokėjams. Bravo!
Jonas po darbo, va taip ralioja. Čia tave. Supranta ir valiojasi. Čia komplimentas turėjo. O koks komplimentas? Ką nesupranti, net mokyti priimti komplimentą. Vardas jūsų koks mū? Viljoma, o jūsų? Renata. Varykit per pasmelus, mūsų dar visas valgys. Na ir taip kartu su karvėm atkeliavome prie 7-osios nominacijos už dailės meno puoselėjimą. Be jokios abejonės ir mes prašome šią nominaciją teikti Kultūros centro direktorės pavaduotojai kultūrai Jurgita Urnikienė. Jurgitas. Dar paplojom, padrasime. Tokia kultūringa, iškart šviečiate. Mes panašios šį vakarą. O ne, mužikė yra mužikė, aš žinau, kaip sakoma, aš žinau, kas aš. Prašom, O aš žinau, kam nominaciją reikės įteikti. Ir iš tikro yra tokia sparnuota frazė, kad būt Romo ir nematyti popiežiaus, tai kažkas neįmanomo. Ir teikti nominaciją dailininkams už dailės meno puoselėjimą ir nekalbėti apie Jonavos dailininkų bendruomenę taip pat tikriausiai negalima, nes ši bohemiškiausia, sakykim taip, ir menė prasme gal solidžiausia ir organizacija, ir kuri netgi turi savo patroną, tai Vytautą Butą. Ir iš tikrųjų šios bendruomenės nariai savo darbus kasmet eksponuoja tarptautinėse parodose. Šios bendruomenės nariai turi solidžius kolekcionierius, kurie kasmet įsigyja jų darbus. Šios bendruomenės nariai savo darbus eksponuoja Lietuvos ambasadose užsienyje ir apie šios bendruomenės narius visiškai nerašo Jonavos žiniasklaida. Dėkui Dievui yra toksai kultūrnešys, kur mes juos prisimenam ir iš tikro įteikiam vieną nominaciją, todėl aš jau dabar nieko nebegaiždama laiko paskelbsiu, padėkit man Jonai. Jūs dabar norite pasakyti, kad nusipirkus, reiškia, to žmogaus darbą, badas ir aš galiu jį, reiškia, aukcione parduoti už milijonus. Aš net nebejoju. Jonien, įsigykit, pakabinkit smuklę ir tuoj prisistatys koks nors kolekcionierius. Ne, nu tai apiplėš banditai. Apsaugą nusakykit. Taip, už dailės meno puoselėjimą nominacija įteikiama dailininkui Aidarui Merkevičiui. Šniūrui. Paplokime, padrasinkime. Pasiremkite mane, prašau. Jėzau, taip apkasuose, neužstokime šitą Jurgitos irgi. Prašau. Opa. Kaip, viskas gerai. Kalbėti svarbiausia galite. Dieve, koks elegantiškas, aldonas Džonas jaunasis. Taip pamaliukai, kalbėkite. Prilaikysite. Dėkui labai. Į šitą skulptūrą kalbam. Dėkui, kad menininkus mylite dar jiems esant gyviems, o ne po jų mirties. Gal tai po mirties, kad esate. Bet tai jūs, ta prasme, iš prigimties ar šiaip iš reikalo tos menus kepate? Ir kiek suprantu, jūs gyvenate už Jonavos tose, kaip įvažiuoja tose dideliuose rūmuose, kur daug dūmų tenais? Kepu, nes kai kurie menininkai šiaip tuščių skrandžių kartais kuria meną. Aš įmatau, Dieve. Dabar turėjau ūkininką, paprašysim parems trečiadienį tokį tapuolį. Tai aš išprašysiu jums. Tai dar kartą jūs įrodėt, kad jūs darbais, o ne žodžiais mylite Jonavą. Taip, supratot? Visiems ir iki kito karto. Iki, mielas, iki kokį darbelį. Aha, atsargiai, palydėsim.
Na ir kaip kiekvieną renginį nutraukė reklama, tai reklama tokia, kad Gaidaro darbai šiuo metu eksponuojami meno galerijoje. Užsukite. Ir padovanokite jam numerį, kol jisai tyliai ir ramiai neskubėdamas antro sąnario nesulaužydamas dais iki vietos. Koks kodas mano? Ir laimingi ginčai, norinčia prieš jūs pasipuikuot, šypsenomis visus atdalinti, o galbūt lengvai pakokėtuot. Pabuvo, pasitūsino, krepšinį pažiūrėjo ir namo. Na, o dabar 8 nominacija. Už sielos audras poezijoje.
Nominaciją įteiks rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Venckūnas. Vytautai, prašau. Kada išmoksi šokti, kada eisi į šitos virus? Kur jau tau? Aš prie technikos žmogus. Prie kokios technikos? Prie laiko mašinos. Kad technika rūdyja. Galvojame, taip prie visų. Ai, visi mes žmonės taip pat gyvename. Prašom į centrą. Prašom, Dieve, koks gražus. Jonina, pastebėjai, labai visi taip drąsiai tos vokelius griebė. O tai ką? Už ko gyventi? Gal ir mane išmokinsi, kad... Va, pagaliau. Ačiū, Vytukai. Visų pirma, tai sveikinu pagaliau sulaukus šios šventės. Jinai išskirtinė mūsų rajone ir vienintelė Lietuvoje. Taip kad dar kartą sveikinu ir noriu paskelbti nuoširdžiai, kad už sielos audras poezijoje apdovanojamas poezijos klubas Šaltinis. Kviečiame Ireną Dagulevičienę į sceną. Irenute, prašau, Jonavos Salomėjos nėris bėga. Ką čia mojuojat? Sakykime komplimentus, kol gyvi, o ne tai, kai numirti ir sako, galėjo dar gyventi. Pažiūrėtas mikrofoną man Vytai. Gerbiama Irenute, jau taip, Jezu, bet iš nugaros kaip pionierė. Tai čia norit pasakyti, dvasinis pasaulis poeziją taip daro tokį jaunatviškus? Aš siūlyčiau naktimis gurdėlės, skaityti visuomeniai ir jūs jaunysit ir jaunysit. Palaukit, o kada vaikus auginti? Vaikams lopšinės kurkite. O, kurti, taip, aišku, supratau. Tai gal jūs norėtumėt kam nors padėkoti? Pirmiausia, labai norėčiau pasveikinti ir padėkoti kultūros darbuotojams už šį vakarą. Man regis, aš nesu praleidus nei vieno kultūrnešio. Praleidau tik tą, kuris neįvyko praėjusiais metais. Bet manau, kad ir jūs praleidot. Dėkoju pirmiausia savo kūrėjams, klubo Šaltinis nariams visiems. Gal ką mylite išskirtinai galite perduoti linkėjimą? Mykolą Kručą myliu! Ir apskritai aš juos visus myliu. Dėkoju jonaviečiams, kurie ateina į mūsų organizuojamus renginius. Dėkoju vicemerui, kuris nepraleidžia nei vieno renginio su žmona Vita. O todėl jis gražus. Taip, jis už taip gražus. Ačiū žmonai. Na, ir dėkoju, žinoma, vertintojams, kurie suprato, kad be poezijos gyvenimas būtų liūdnesnis. Ekonomikos nebus. Nebus. Taigi, visiems gražiai pasitikti, linkiu pasitikti adventą, labai gražių, baltų kalėdų, na ir žinoma, laimingų ir sveikų ateinančių 2015 metų. Ačiū labai ir jums labai ačiū. Už tokį nuostabų vakarą. Už tokį ačiū. Toks perlas esi. Dieve tu mano. Žinote, kai seneliai mirė, mane vis taip prie to karsto, sako, pabučiuok, sakau, ne, nuo to karto savo viduj pasakiau, bučiuosis tik su gyvais. Žmona nepyk. Žmona neiko. Klubo Šaltinis nariai aktyvūs ne tik savame krašte, bet savo kūrybą dalyjasi ir su poezijos mėgėjais, kitų Lietuvos poezijos klubų kūrėjais. Aš kaip poetas pasakiau. Labai gerai. Šitas renginys tau yra į naudą, pagaliau mužikė tu daraisi vyru. Taip, prašau man menų. Nepamiršau. Ant stiebelino gaidys kapsteli grupinių
kad aš piktuoju tave. Aha, piktuoju. Na ir dar kartą norėčiau, kad jūs aplodismentais padėkotumėt Gaidžiui Sergėjui, Janinai, Geriausias Gaidys, Saudelės ir Vilvytė šokėjams, Violetai, Ainei, Vitalijai, Valerijai ir Dalytei. Na, o dabar 9 nominacija. Metų partnerė. O pagaliau jau ir apkabinti žmogui. Norėčiau, kad ją įteiktų kultūros centro direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė. Iš kurio šią pusę žiūrėti, kur ta bus? O, Gintarė! O, vėloji, drąsiai! Prašau, Gintarytė. Neapsimetinėt? Ar girdim? Girdim, labai gerai. Neapsimetinėsiu, kad nežinau, kas čia parašyta. Rengenų. Taip, partnerių tikrai kultūros centras, ačiū Dievui, turi daug, draugų turi daug. Bet be šitų žmonių, kuriuos aš prisipažinsiu jau pradedu laikyti kultūros darbuotojais, vos neetatiniais, mes nei vienos šventės neįsivaizduojam. Nominacija metų partneris skiriama Jonavos rajono policijos komisariatui. Kviečiam viršininką Vygintą Lukošių. O Vygintai ateikit, ačiū jums angelams sargams. Bet kad policininkai prie menų. Ar jas bet pamatyt, ponia man. Sustabdo virš greičio, kai viršį, tai nelabai ten daug menų. Labą dieną, kava kaip visada. Be cukraus. Vygintukai. Ai, viską. O jūs čia kaip po sporto klubą, prašau. Arčiau. Nežinau, ką mes čia su tuo menu labai turim bendro, bet tikriausiai direktoriui nesumeluos, kartais padiriguojam guminim lasdom būna. Ką diriguojat? Guminim lasdom padiriguojam. Tai manau... Supratau. O šiaip tai tikrai sveikinam kultūros darbuotojus, labai dėkojam už gražų bendradarbiavimą ir jum linkėjimai nuo policijos komisariatų darbuotojų. Ir ačiū dar kartą už nominaciją, mums labai svarbu. Vygintai, norėčiau vis taip į Gintarę, žiūrit. Matinai viršytų greitį, jūs sustabdėt, visi ją baustumėt? Nereikia pradėti, čia ne jūsų klausim, čia jūsų blatas, žiūri į mane. Aš tai kažkaip susinervavau, į mano pusę tai ne. Nežiūrėkit, aš gi neraupsuota, nu ką čia dabar. Aš tokia pati kaip ir visi. Kad labai kompromituojantis klausimas čia. Kodėl aš paklausiau, jeigu jūs sustabdote Gintarę už greičio viršymą, jūs ją baudžiate? Baudžiam. Kaip? Pagal įstatymą. Su guminėm lazdom? Ne. Supratau. Stabas. Mūsų pagarba mūsų angelams sargams, be kurių ar saulei šviečiant, ar lietų lyjant, ar sniegui sningant, jokia šventė saugiai turbūt neįvyktų. Iš tikrųjų labai smagu, kai mus saugo. Aš tik tai noriu Vygintui pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu sustabdo, tai mes esam patys kalti. O jūs esat nuostabus, jeigu kartais kažko nepamatote. Tai iš tikrųjų, nei vienas įstatymas žmogiškumo neįdės, o Vygintas yra žmogus. Na, iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, kad jau mes ramiai į smuklės galėsime visi išvažiuoti. Ne, baigtų mūsų dvigubai už pasakytą žodį. Aš manau, mes susikalbėjome ir pamiršome, kad reikia koncertinio numerio. Tai ko aš čia prie jau ir stoviu? Jau išlepinai su savo ta mašina.
dingo. Mano batai buvo vienas dingo. Vienas dingo. Aš su vienu. Niekur eiti. Užsidėsiu akius, jeigu eisiu. Ir su vienu bateliu. Gėlės. Mano batai. Mano batai buvo. Kur tie batai buvo. Atėtis kuris? Anas, ne, jo. Čia tavo tėvelis, ne kitas buvo, labai gerai. Prašom, Ieva sceną nusilenkti. Ieva tu mano. Kartos gėlės kaiva, bulvė žydi. 3-2-1, 3-2-1, viešpatie kokie nuostabūs. Tai yra Egidijus, Artūras, Remigijus ir Vytas. Aplodismentai. Iš tikrųjų, visai nesenai mes kalbėjome apie metų partnerį. Visada gerai, kai yra partneris, bet gerai, kai yra rėmėjas. Ir dabar paskutinioji 10 nominacija – metų rėmėjas. Kaip bebūtų gaila, bet paskutinė nominacija. Tai yra... Mes norime pakviesti dabar į sceną gerbiamą kultūros centro direktorę Gintarę Vaicekavičiūtę. Prašom, Gintarė. O aš iš tikrųjų užpildydama šią pauzę, kol Gintarė ateis, noriu padėkoti vienam žmogui, kuris yra ten ir jūs žinote kam. Jis tikrai mus mato visus. Turbūt nėra nieko sunkiau, kaip vaikščioti ištiestą ranką. Aš čia ne apie socialinės problemas šneku. Čia yra tikrai kultūros darbuotojų kasdienybė, pinigėlių trūksta, Jonienė Asta tikrai tvirti, bet mes nevert susirinkom. Aš labai džiaugiuosi, kad Jonavoje yra vieni ir tie patys, ir nuolatiniai, ir pastovus, kurie į mūsų ištiestą ranką vis randa ką įdėti. Taigi nominacija. Didysis metų rėmėjas apdovanojama akcinė bendrovė Achema. Generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas. Paderinsiu, būtinai, žinai, reikia vis tiek geras togo Ramūniukas, o? Taip smukliai užauginta. Pagrindinis žmogus po popiežiaus. Iš tikrųjų labai smagu, kad tokiam nedėliam rajone yra tiek daug kolektyvų, tiek daug žmonių, tiek daug bendruomenių, kurie puoselėja tą kultūrą, kurie jie skleidžia ne tik rajone, ne tik mieste, ne tik respublikoje, bet ir už respublikos ribų. Ir dar smagiau yra pasidžiaugti, kad mūsų bendrovėje dirbančių žmonių yra daug ir gausų, kurie tą kultūrą ir skleidžia. Tai yra dvigubai smagiau man. Tai aš noriu palinkėti, kad visi
ir toliau siektų ir eitų tuo kultūriniu keliu, o mes, kaip bendrovė Chema, stengsimės maksimaliai, kiek įmanoma, finansiškai padėti jums. O, dabar kaip tik pagavau žodžiu. O, finansiškai. Dabar jūsų darbuotojai buvo čia scenoje. Jūsų buvo, taip? Žinote, Japonijoje yra toksai nerašytas įstatymas. Jeigu tavo, kaip darbdavys, jūs darbdavys, taip? Jeigu tavo darbuotojas į mėnesį lanko vieną spektaklį, dalyvauja kultūrinėje veikloje, tai yra priedėlis. Jūs tą darote finansiškai? Visada. Visada. Girdėjote užkulisai? Aš bijau tik tai pamiršiu, kai iki pirmadienio. Oi, priminsim! Po euro sausio 5, kai priminsim. O kada pats pradėsite dainuoti? Man tai jūs tikras Pavarotis. Reikia paminėti, kaip ne šiandien. Ne šiandien, supratau. Jėzu, koks betarpiškas. Ačiū, jūs tikras viršininkas. Iki gyvenimo pabaigos. Jonė, aš norėjau paklausti. Nenoriu tavęs matyti. Bet aš vis tiek noriu paklausti. Taip jis kvepia. Jisai paskutimosi kvepinasi, o kada tu tą darysi? Aš tavęs norėjau dabar ne kaip žmonos, o kaip mūsų smuklės vedėjos paklausti. Aš lankausi irgi kultūriniuose renginiuose. Gal ir man nors vieną kartą priedėlį kokį? Ne, kokie čia Chanel Boss? Boss. Ne, ką tu, vienu žodžiu dabar taip. Mes gerbiamą Ramūną generalinį pagavome už žodžio ir dabar tie, kurie visi išeis čia į sceną, jo darbuotojai, po naujų metų, kiek priedėlį norim? 500 litų išvestant į eurus. Jonė, tu čia tai revoliuciją suorganizuosi. Be jokios abejonės, taigi finalinė daina mūsų Jėzų laida. Menas, prašom, visi išeinam. Menas, jam nereikia galvojų, tai menas, jis supranta visi, nes tai menas. Jis kiekvieno širdį, todėl kur jį tai mokė laikas. Mūsų išmoko visus atras grožį, kuris džiugina mus pajaus dvasia. Net ir paprastume jame pamatyk stebuklą. Tik kelias man kartoti menas yra, tik kelias į viršūnę menas yra. Kaip iškelta šviesa, kaip į gyvybės lyga, kaip tikrųjų vertybių pradžia. Kai gera man kartoti menas yra, tik kelias į viršūnę menas yra. Kaip iškelta šviesa, kaip gyvybės lyga, kaip tikrųjų vertybių pradžia. Menas, jam nereikia galvojų, tai menas. Jis supranta visi, nes tai menas. Jis kiekvieno širdį, todėl kur jį tai mokė laikas. Mus išmoko visus atras grožį, kuris džiugina mus pajaus dvasia. Net ir paprastume jame pamatyk stebuklą. Tik kelias man kartoti menas yra, tik kelias į viršūnę menas yra. Kaip ryškiausia šviesa, kaip gyvybės jėga, kaip tikrųjų vertybių pradžia. Tik kelias man kartoti menas yra, tik kelias man kartoti menas yra, tik kelias man kartoti menas yra. Na kaip bebūtų graudu, bet reikia pranešti, neužstok vykingo, neužstok. Baigėsi. Čia gyvuoja kultūrnešiai. 2014 metų Jonukas. Ačiū Jums už tai. Ir čia jų dėka mes įsitikinom,
Nikolaitė, Julija Andraičiūtė ir Rita Pilkienė. Dainas ruošia Elena Žilaitė, Solveiga Kulešienė, Violeta Kvenkevičienė, Raimonda Kinčinė. Kostiumų stilistas Česlovas Česas. Video projekcijų dizainerė Vilė Greinytė. Dailininkė scenografė Dovilė Grybienė. Garso operatorius Justinas Česnovičius. Šviesos operatorius Marius Šipavičius. Finalinės dainos teksto autorė Rita Zakarauskaitė.